Sveiki, brangus klausytojai. Šį kartą apie veiksmingiausią būdą blogam įpročiui ar priklausomybei įveikti. Jei sugebėtume atsisakyti kažkokio įpročio, rūkymo, persivalgymo, saldumynų, nejudrumo, gyventi būtų lengviau, jaustumėmės geriau ir būtumėme sveikesni? Ar mąstėte apie tai? Jei taip, klausykite toliau. Šį kartą pasidalinsiu mintimis, kurios mane padrąsino imtis permainų, kad nustočiau savo nuolaidžiauti, po ko vėl ir vėl griaužiuosi. Greičiausiai pastebėjote, kad gyventi sveikai dažniausiai trukdo mūsų norai, įvairūs troškimai. Taip sunku su jais kovoti, neretai jie tiesiog mūsų užvaldo. Išmintingasis Saliamonas pasakė, nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra, Patarlių 23 skyrius 7 eilutė. Įdomu, kaip mes mąstome, tokie ir esame. Patyrinėkime tai. Kaip veikia mąstymas? Yra 3 pagrindiniai principai. Greičiausiai girdėjote tokį išsireiškimą. Pasėsi mintį, nupjausi poelgį. Pasėsi poelgį, nupjausi įprotį. Pasėsi įprotį, nupjausi charakterį. Charakteris nulems tavo amžiną likimą. Patyrinėkime išsamiau minties ir poelgio ryšį. Pasirodo, kad tarp minties ir poelgio yra dar vienas elementas – troškimas, kitaip sakant, noras. Seka tokia – mintis, noras, poelgis. Pagal šią schemą veikia mūsų smegenys. Ją ypač svarbu suprasti, jei norime atsisakyti priklausomybės ar blogo įpročio. Jei mums atrodo, kad nuolat kažko labai norime, iš tikro taip nėra. Mūsų smegenys dirba bangų aktyvumo principu, todėl noras visada atslūgsta, būna pertraukos. Pirmiausia, ateina mintis. Jei esame įpratę prie kokio nors veiksmo, dažnai jį darome, tada mintis apie šį veiksmą labai glaudžiai susijusi su troškimu. Laikas tarp minties ir troškimo minimalus, tik pagalvojai ir iš karto užsimaniai. Tačiau, jei tą veiksmą atliekame rečiau, vis dažniau pasakome savo stop, aš juk nusprendžiau neberūkyti, neužkandžiauti, arba ryte eiti pajudėti. Tada laiko tarpas tarp minties ir troškimo pailgėja. Jei sustabdome norą, tai nebėra ir veiksmo. Nebesekėme cigaretės taurelės, nebegulėme ryte ilgai lovoje ir taip toliau. Mes sustabdome savo blogą įprotį. Pažvelkime į nuostabią mintį, kurią parašė apaštalas Paulius. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtovės. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvent kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Antras laiškas Korintiečiams 10 skyrius 4-5 eilutės. Atkreipkite dėmesį, nugalime gudravimus ir paimame nelaisvent kiekvieną mintį. Tai pagrindinė mintis, kuri turi vadovauti kiekvienam, kuris gerbė Dievą ir nori, kad jo kūnas šventosios dvasios šventykla visada būtų tvarkoje. Paimti nelaisvent kiekvieną mintį reiškia sustabdyti mintis. Stop, aš apie tai nebegalvosiu. Jei norime, kad smegenys veiktų puikiai ir galėtumėme jas valdyti, svarbu gerti pakankamai vandens, teisingai kvėpuoti grynų oru, judėti, teisingai maitintis. Tačiau net ir darant visą tai dažnai pastebime, kad keičiant įpročius, mums dažnai kažko dar trūksta. Žmonės, kurie apsisprendė mesti rūkyti, dažnai sako, mintis apie rūkymą dažnai ateina. Aš tik atsibudau, dar neatsimerkiau ir man jau norisi. Todėl pirma taisyklė, nusprendus pakeisti kažkokį įprotį, sustabdome mintį, sakome savo stop. Ši taisyklė vadinasi žodžių ir minčių taisyklė. Pagal gamtos dėsnį mūsų mintis ir jausmai įgauna drąsos ir sustiprėja, jeigu leidžiame jiems pasireikšti. Kaip žodžiai išreiškia mintis, taip mintis seka paskui žodžius. Jei norite atsisakyti kažkokio blogo įpročio priklausomybės, tiesiog pasakykite savo, stop, aš noriu to atsisakyti. Jei norite išugdyti naują įprotį, pasakykite savo, stop, aš neišsisukinėsiu. Tegul jūsų smegenys išgirs jūsų ištartus žodžius. Toks minčių ir žodžių įstatymas. Jei garsiai pasakome tai, mes pradedame tuom įsitikinti. Jei vaikui nuolat kartosime, kad jis nevykėlis, jis toks ir išaugs. Būtent todėl šventasis raštas persmelktas mintimi, aš tave myliu. Tai amžinos Dievo meilės istorija. Dievas beveik kiekviename puslapyje sako, aš tave myliu. Todėl parašyta, atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Patarlių 4 skyrius 23 eilutė. Jeigu tai nepadeda, tada mums reikia perrinkti dominantę, tai yra vyraujančią mintį.
Dominantė smegenyse tai kai esame į kažką labai susikoncentravę. Smegenys negali vienu metu vienodai stipriai mąstyti apie du skirtingus dalykus. Visada apie kažką vieną galvojame stipriau. Pavyzdžiui, vairuojame automobilį ir kalbamės. Ir jei tik atsiranda avarinė situacija, iš karto pametame pokalbį, nes avarinė situacija pavojus mano gyvybei. Todėl dominantė tuoj pat persijungia. Reikia perjungti savo mintis. Stop, aš nusprendžiau mesti rūkyti. Stop, aš nenoriu apie tai galvoti. Stop, aš to nedarysiu. Tai dominantės perjungimo principas. Kiekvieną dieną reikia darbuotis prie savo minčių ir nukreipti jas teisinga linkme, kaip kompaso rodyklė nukreipta į šiaurę. Kiekvienas turi savo iškelti tikslą, o po to nukreipti kiekvieną mintį ir veiksmą šiam tikslui pasiekti. Jei nusprendėme pakeisti įprotį ar išugdyti naują, reikia pakeisti kompaso kryptį, pasakyti stop ir persijungti, stop ir galvoti apie kitką. Tai reikia daryti. Kai tik sakote savo stop, tai įvyksta, mes persijungime. Antras. Malda. Tai kitas nuostabus ginklas. Iš tikro, ne visiems žmonėms padeda stop, bet jeigu prie šios frazės pridedame labai svarbų žodį – viešpatie stop, arba stop viešpatie, aš nenoriu apie tai galvoti, tai jau nebe frazė, tai jau malda. Tada gauname aukščiausios galingos jėgos šaltinį, kuris gali pakeisti bet kokį įprotį, kuris gali pakeisti bet kokį gyvenimą, kuris iš meilės mums nepagailėjo savo gyvybės. Jis jau davė mums šią jėgą, todėl tiesiog reikia pasakyti, viešpatie, aš nenoriu apie tai galvoti. Jūs pamatysite, kaip tai veikia, tiesiog pabandykite. Jei mes stengtumėme savyje nuslopinti nuodėmingas mintis ir jausmus, neįleisdami jiems pasireikšti žodžiais ir darbais, šėtonas būtų nugalėtas, nes negalėtų rasti tinkamo gundymo. Tiesiog pasakykime, viešpatie, stop, padėk man, aš nenoriu apie tai galvoti. Taigi, apibendrinkime. Pirma, žodžių ir minčių įstatymas, sustabdykime save žodžiais, perjunkite mintis. Antra, ir tegul jūsų malda bus kaip pokalbis su Dievu. Tai nuolatinės maldos principas. Viešpatie, aš nenoriu apie tai galvoti, padėk man sustoti. Jūs pamatysite, kaip gyvenimas pradės keistis. Ir trečia, dar labai svarbu. Reikia atkaklumo. Bet kokį įprotį galima pakeisti per 3 savaitės, daugiausia per 4. Jei mes kasdien kažką kartojame, po 3-4 savaičių prie to priprantame. Būtent todėl mums reikia atkaklumo. Daug ką žinome, naudinga teisingai maitintis, kvėpuoti, gerti vandenį, bet, kaip parašyta, kai kurių žmonių protas primena antikvarinę parduotuvę. Apie viską žinome, bet naudos iš to nėra. Pilna biblioteka, bet naudos neduoda, todėl mums reikia atkaklumo. Dažniausiai protas degraduoja dėl to, kad užimtas tik kasdieniais įprastais dalykais. Jis nelavinamas, nekviečiamas gilintis į didingas pakylėtas tiesas, kurios nepajudinamos kaip amžinybė. Į šias tiesas reikia gilintis, kad protas būtų ugdomas ir galėtų pasipriešinti mažoms problemams. Susitelkus prie amžinų tiesų, protas stiprėja ir charakteris vystomas. Sekantis ginklas, kuris nugali bet kokį įprotį, tai Dievo žodis, Biblija. Jei Dievo žodis nulemtų kiekvieno veiksmus ir žmogaus protas būtų pavaldus jo stabdančiai galiai, tai blogiui dabar egzistuojančiam žmonių gyvenime nebeliktų vietos. Tyrinėkite Dievo žodį, neleiskite jausmams kontroliuoti jūs. Neleiskite savo minčiai nueiti iki troškimo, nes troškimas tai jausmas. Kai mintis atskrenda, ją dar galime nuvyti, bet jei leisime minčiai pavirsti noru, bus daug sudėtingiau. Neleiskime jausmams kontroliuoti, sakykime savo stop. Apmąstykite Kristaus kančias dėl mūsų. Užuot ieškoję priežasčių kaltinti ir smerkti kitus, dėkokite Viešpačiui, kad jis turi atleidimą. Kristui labai liūdna, kai kritikuojame ir kaltiname, nes tai šėtoniškas darbas. Protą reikia pažaboti ir neleisti jam klaidžioti, kur papuola. Paskutinė jūsų mintis vakare ir pirmoji mintis ryte turėtų būti apie tą, kuriame sutelkta amžinojo gyvenimo viltis. Būtent tame sveikatos prasmė, amžinos Dievo meilės mums istorijoje. 5. Tikėjimas. Tai, kuom užbaigsiu šį pasidalinimą. Tikėkite, kad galite pasikeisti. Dievas gali padėti mums pakeisti bet kokį įprotį, įgyti naują įprotį, tapti naujais žmonėmis, kurie supranta, kad smegenys tai vienintelis organas, kurio pagalba dangus gali ir nori bendrauti su mumis ir daryti įtaką mūsų gyvenimui.
Būkite sveiki, keiskitės. Linkiu jums ryžto, atkaklumo ir svarbiausia, tikėjimo.